Kaip sukurti vizitinę kortelę OnPrint LT svetainėje? Renkamės vienpusę vizitinę kortelę arba dvipusę vizitinę kortelę. Galime pasirinkti iš mūsų siūlomų maketų, sukurti maketą pačiam arba įkelti savo jau paruoštą spaudai maketą. Renkamės sukurti maketą. Pasirenkame maketo dydį. Būtina atkreipti dėmesį į raudoną pjovimo liniją ir į žalią saugios zonos liniją. Raudono pjovimo linija jums parodo, ties kuria vieta yra pjaunama jūsų vizitinė kortelė. Savo tekstinę informaciją būtina sutalpinti į saugią zoną. Tekstas negali būti už žalios linijos. Į savo vizitinę kortelę galime įkelti nuotrauką arba logotipą. Keliant nuotrauką arba logotipą būtina atkreipti dėmesį į jo kokybę. Sistema iš karto jums fiksuoja ir parodo, kokia tai yra kokybė. Labai svarbu, kad nuotrauką jūs užpildytumėte iki pat kraštų, kad neliktų baltų juostų šone. Pasididinus galime aiškiai matyti, ar neliko baltos juostos. Pasirinkime nuotraukos skaidrumą, kad būtų galima įrašyti tekstinę informaciją ir ji būtų aiškiai matoma. Į vizitinę kortelę galime įkelti logotipą. Atkreipkite dėmesį, kad tai būtų PDF arba PNG formatas, todėl kad jis neturi balto fono. Ir įkelsime logotipą paprastu JPG formatu. Galime matyti skirtumą. Jis yra su baltu fonu. Jeigu vizitinė kortelė yra su baltu fonu, šis formatas gali tikti. Įkeliame savo tekstinę informaciją. Galime pasirinkti teksto spalvą, galime pasirinkti norimą šriftą. Atkreipkite dėmesį, kad šriftas būtų su lietuviškais simboliais, jeigu jums yra reikalinga lietuvių kalba. Tinkamai pasirinkite šrifto dydį, kad atspausdinus vizitinę kortelę būtų galima įskaityti. Labai svarbu, kad jūs sulygiuotumėte savo tekstinę informaciją, nuo to priklausys, kaip tvarkingai atrodys jūsų vizitinė kortelė. Galimas lygiavimas yra kairėje pusėje, dešinėje pusėje arba per centrą. Taip pat galite pasirinkti teksto arba logotipo poziciją makete. Galime ją lygiuoti kairėje pusėje, dešinėje pusėje, per vidurį, viršuje arba apačioje. Į vizitinę kortelę galime įterpti papildomų dizaino elementų, parinkti jiems norimą spalvą, pareguliuoti storį, pasukti įvairių kampų, jeigu yra reikalinga. Labai svarbu savo vizitinių kortelių nerėminti. Nors ir dėl nedidelės pjovimo ir spausdinimo paklaidos, supjovus vizitinę kortelę, rėmelis gali būti netiksliai toje vietoje, kaip yra matomas makete. Todėl rėmelį reikėtų nuimti. Jeigu jūsų vizitinė kortelė yra baigta, spauskite tęsti, įrašykite pavadinimą. Galime pasirinkti
Laminuoti vizitinę kortelę. Laminuoti jos pirmą pusę arba abi pusės. Galime rinktis blizgų ir matinį laminatą. Taip pat galite pasirinkti apvalinimą kampų. Šios papildomos opcijos turi ir atitinkamą kainą. Jeigu užsakymas yra baigtas, pažymėkite varnele, kad sutinkate su naudotojo sąlygomis. Tai reiškia, kad jūs pasitikrinote savo gramatinės klaidas ir turinį. Jeigu norite užsakymą tęsti ir pasirinkti kitą produktą, spauskite išsaugoti maketą ir tęsti. Jeigu užsakymas yra baigtas ir norite padaryti apmokėjimą, spauskite pridėti į krepšelį.